6 ryto, kraunus daiktus ir pizdinu lauk iš to purvino susmirdusią viešbučią. Ką veiksiu, kur eisiu, nežinau, bet kur geriau būsiu negu čia, bet kuriuo atveju čia neišeina net atsipalaiduoti. Biškį pasitrinsiu, tada prisireginsiu gal normalesnį kažkokį viešbučiuką, o tada galėsiu pailsėti, pasikrauti dalykus, išsiplauti reikia dalykus, susmirdęs, sakau, visą suprakaitavęs, jau kelintą dieną keliauju, be miego, be poilsio, be niekam, taip kad šiandien tokia būtų gerai poilsio dieną pasidaryti. Pabandysiu pafilmuoti, šiaip ramesnė tokia dienikė, tai bus daugiau pliurpalų, maisteka daugiau, motorkę vaišinamosiu, išsiaiškinsiu dėl rytojaus, žodžiu, čil. Davai, pabiškį pakuojamės. Labas rytas dar kartą. Biški reik pradėti su geresniu ūpu, geresnė nuotaika. Biški čia pas mane pastarosiom dienom nevyks nieks pagal planą, kadangi jo neturiu. Taip čia yra pirma šalis jaučia, kurioje mano planą, sakau, neturėt planą iš vis nevykia. Intensyvų. Nieks nekalba angliškai, visi nori išmaudyti, visi išmauda, nes kitos šeities beveik neturi. Jo išnaudoja, kažką, tai taip intensyvų. Vaizdai nesveiki, gamčikė nesveika, bet tokia kaina moki. Nieko nepadarysi. Ir kažkaip su poilsiu žiauriai chujovai, jau 4 parą nemiegu. Jau užsekęs belia kaip esu, akis skauda, galva skauda, viskas skauda. Ir nėra kada ilsėtis, vėl judu. Tokiam kaime dabar čia esu. Bėgu iš to viešbučio susmirdusi, kur išmiegojau. Visą šiaip smirdžiu žiauriai, sukandžioju, odai dabar išdarusi. Dar labiau smirdžiu, nes suprakaitavau, neveikia kondiškė, karoči. Judam dabar kažkur. Dabar esu tokiam miesteliu, kurio pavadinimą jau 3 dieną negaliu ištarti. Tai va, parašysiu čia va. Žodžiu, miestelis rytų Javoj. Ir iš juos rytoj kilsiu į vėl nuotaikį, turėtų būti žiaurus vaizdelis, nenoriu spoilinti. Lauksim, pažiūrėsim, ar man pavyks čia susiderinti viską šiandien, išsiskalbti, susiderinti motorikę, gal netgi apsišmulinti pas kokį vietinį barzdykį. Kažką tokie žodžiu po svietą, biškį, kad ramiau pabūti, nenuotikiauti, pailsėti, išsimiegoti. Taip kad pabandom nufilmuoti, jeigu gausis kažkas gausis, nesigaus. Sakau, čia toks puikus pavyzdys, kad gyvenims ne visada klostos taip, kaip nori. Ir tuos kelionikės, ne tik apie mėlyną vandeniuką, o ir apie nesėkmės, apie kažkaip, kaip čia pasakyti, natūraliai, žodžiu, nesigaunu šią kelionę, kaip visada dažniausiai gaunu, aš įkrentu į tokį flow ir natūraliai judu su nuotykiai, žodžiu, o šį kartą atvirkščiai. Vien tik tais stabdžiai, vien tik tais nesėkmės, vien tik tais visokias pamokas ir taip toliau. Bet sakau, čia dalis yra matyti kelionės. Vienas būn kelionės vienokias, kitas kitokias. Reikia viską priimti, bandyti kažkaip ramiai judėti priekį, iškėlus galvą, šypsuotis, juoktis va iš tų nesąmonių. Kad ir kaip sudėtinga šiai situacijai dabar priimti ir suvokti, kad čia yra smagu ir kad čia taip turi būti, blemba. Nieko nepadarysi. Varom dabar kažkur pačilint, biškį dar labai anksti, negaliu nei kavinikė kokią nuvaryti, nieko. Dar reikia palaukti porą valandų, taip kad judam kažkur pasivaikščioti, neišein sėdėti. Pabėgau iš viešbučio, kad tik nesusitikti to savininką, piskių meistrą dar vieną. Jau su juo ten vien problemas buvo, jeigu ten su juo prasidėčiau, daugiau, taip kad ne. Upeliuks, po tiltų, žiūrėkit, vėlas atsiduriu. Belia kiek odų, šiukšlių odų, nusipausiu gal čia.
Klinėlis. Nesmagiausia dabar yra tai, kad esu toks susmirdęs visas, dantų neišsiplovęs nuo ryto. Maikė, koinės, triusikai, viskas žiauriai smirda. Ir nemalonu savo kūnę būt netgi. Bet to įstuosim dantis plauti su vandeniuku, nes turiu kupriniai butelį vandeniuką. Tiesiog norėjau kuo greičiau pabėgti iš to kambarį, nes ten, sakau, nuo grybų iki kažkokių vabalų, odų. Čiart. Vakar, kai atvažiavau, ne taip jau, čia atrodė viskas. Naktį, aišku. Vakar ne taip jau, kai čia viskas atrodė. O. Taip, tuoj čia eisim plautis dančiukus. Kur nors atrandu spočiuką. Čia tokių būn kriauklių pas juos pilna. Ja. Tai anksti dar žiauriai, sakau, 6 ryto, ko jie čia taip visi anksti sumarėm, tai jau sėdžia. Pas juos kultūroje čia kažkas yra. Nuo vaikų iki suaugusiųjų. Jie tiesiog sėdžia ant tokių bambukinių soliukų, visi rūka nesveikai. Sėdžia nuo anksčiausiai, atsikėliau, jie jau sėdžia rūko. Ir visą dieną jie tiesiog sėdžia rūka ir sėdžia rūka ir visi moteris ir vaikai. Hello. Visi draugiški, aš kažkaip nebijau. Aš visur galvoju, kad žmonės yra draugiški, iki kol mane visi neapskemina, neapgauna. Porą buvau žmonių sutikęs, kur sako, prižiūrėk savo daiktus, būk atsargiai, čia gali užpulti tave. Bet sakau, aš toks naivus, man atrodo, kaip gali žmogus užpulti kitą žmogų, kodėl jis tai turėtų daryti. Iki tol, kol neatsitiks, aišku, iki tol ir būsi čia toks naivus ir ramus. Noris kažkaip taip nuoširdžiai tikėti, kad pasaulis visgi yra geras ir draugiškas ir šviesus. Tikėsiu savo ideologiją, kad visi yra geri. Hello. 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 Yeah. Taip. Reikia. Hello. Mažyt. Draugelį. Mažyt. Patenkintas visas moterykės, aš čia pasisveikinu, mokėčiau biškį bent jų kalbos, tai baigtų čia. Geriausias bičiuks galėčiau būti, kartu sėdėčiau. Hello. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Nice for bread. Visgi viskas čia, visi šypsos, katiniukų dėlėkie. Taip, dabar tikrai sužinot, kur aš einu. Džiovinti bananiukai. Ir papelyje bananiukai nekaip atrodė. Labas rytas, 6 ryto. Justelis nemiegojo 4 parą. Jau menki juokai, žinokit. Jeigu šiandien nepalsėsiu, jau rytoj į kosmosą. Negaliu sau leisti. Tai blūdit, jau taip blūdiju žiauriai, bet tiesiog tokias aplinkybės susiklosti. Dabar jau privalau taisyti situaciją, taip kad šiandien poilsis. To pačiu, sakydam žodį poilsis, nuo 6 ryto be sustojimo einu į bet kurią kryptim. Zoiks.
Jau čia man skaitos nuotykis pamatyti tekantį vandenį. Šiandien va tokie chebra bus nuotykiai. Jeigu neįdomu, iškart galit prasukti. Ne, vis tiek kažkas išpuls, nu nebus taip, kad tipo eisiu ir nieks manęs neapgaus, nieks neatsitiks, taip nebūna. O jeigu ir bus, tai gal net ir džiaugsiu. Žiūrėkit, chebra. Ženklai rodo, kad reik varyti ten. Čia vyka. Paprašai. O, kas čia rajone? Taisau viską vėl. Gerai, biški maikę prasiskalavau, įsiploviau dantį, svarbiausia, pasikeičiau savo ten tuos kapas ir dabar einam, bet kur. Darom tai, ką moku geriausiai, nieką nežinodams, eiti ir eikvoti energiją ir ieškoti tiesiog nuotykių ant lygios vietos. Mažytė, mano. Girdi. Dešrių. Oi, koks tu mažylis esi. Молодец esi, молодец. Jau valandą einu bet kurie kryptim, žodžiu, dabar sugalvojau, kad varau ieškoti, išnuomoti pirdą, kam aš čia vaikštų. Aišku, žiauriai anksti, greičiausiai dar nieks netirba, nieką nerasiu. Bet bent jau turiu misiją kažkokią susigalvojęs. Žiūrėjau, barberšops jaučiu čia kažkoks. Gal užsukti reiks, bet rasiu kažką. Iš vis aš net labai nematau, ar aš čia turiu tų barzdaplaukių, ar neturiu. Galvaplaukių, tai net nežiūriu. Bet gal būtų smagu vardan experience. Reikia gal paguglinti, pažiūrėti blogiausiai įvertintą barber salono kirpyklą. Kodėl ne? Skersgatviais čia judu. Iš vienas skersgatviai, kitas skersgatviai, iš vienas skersgatviai, kitas skersgatviai. Oi. Skersieji gatviukai. Bet bent jau pavėsiuks, bent jau tokia nauda yra iš jų. Slapstausi, nes labai karšta. Tai kas bus vidury dienos, baisu net pagalvoti. O, žiūrėkit. Kas čia tokie? Girdit. Čilin. Valgo savo. Didesnį, mažesnį. Ką gerą? Ok. Nu valgykit. Здоров. Kilstelė galvitį. Supratom viens kitą. Hello. Ką čia pasiėmau? Spraitą, cukriuką vėl. Ant cukriuką vėl gyvas būsiu. Hello. Nu, turiu cukriuką. Galim varyti, pasėdėti. Oi. Reikia jaučiu šokti ir bačiukų, nes yra kojom taip negerai. Šiaip neskauda, turiu omeny, bet nevidžiu, aš net jaučiu, kaip juos tiesiog neužuodžiu, bet jaučiu, bet noriu užuodti, o dabar jų taip patirsiu. Ant saulės čia gali batus pasidėti, biškį pagarinti. Pakelkim po taurę, jūs pakelkit kavikės, aliukus, ką ten keliat, aš pakelsiu spraičiuką už tas nesėkmes, kad pavirstų į sėkmes. Cheers.
Jaučiau, šiaip matosi ir ant akių, nes akis tokias pavargusias yra. Galva irgi, blėt, bet reikia nebeverkšlent, vėl aš čia verkšlenu. Neverkšlent susirinkomgi. Keliauti. Bet keliauti sudėtinga šitoj šaly, kol kas be plano ypatingai. Didesnė atstumai negu tikėjausi. Visų pirma, visų antra, žmonės, skemeriai. Daug žiauriai gerų sutikau žmonių, bet tuo pačiu daug ir skemerių sutikau, tai nežinau, kuriais galim tikėti, kuriais negalim. Yes. Oi. Easy done. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Išsiaiškinau kažką tais, kad reikia varyti iki kažkokios klinikos, pasirodo. Ir reikia kažkokį sveikatos pažymėjimą, kurio čia pasiimti. Varom iki klinikos. Dam dira, dam diram, dam dira, dam diram, dam. Nu ką aš čia dainuoju tas nesąmonės, patylėk, man grinai ragas yra biškit su galva. Save per veidrodėlių matau. Nu atvariau, girdi į ligoninę. Nes ten, kur važiuoju rytoj, reikia išsiimti sveikatos pažymėjimą, kažkokį pasitikrinti sveikatą. Kur varau, iki galo neatskleisiu, kad būtų smagiau žiūrėti, bet žodžiu, varom į ligoninę, aiškintis čia kažką tais. Manau, kad čia viskas tik tais turistukam. Nice. Tai kol eilėj laukiu, galiu paeksplorinti. Kaip ir Tailande, sakau, pusiau laukia, pusiau viduj, čikeniukai laksta, paukščiukai visokie uždaryti. Panašus esu buvęs, esu pas daktarus įėjęs, tokių esu diagnozių gavęs, kur sako, mažiau bomžpakių valgyk, tuos kiščią mažiau gerk, nes ten labai druskos daug yra. Tokių visokių pamokslos iš daktarų girdėjęs Azijose. Taip kad Azijose, nesvarbu, nuo Azijoje žodžiu. Jo, bet žiūrėsim. Kaip čia dabar taip gražiau išsireikšti? Abejotinos kokybės ir kompetencijos ligoninę pavadinčiau, va taip va. Bet man atrodo, kad man čia tik kažkokį popierį reikia, nežinau, nemanau, kad čia kažką man reiks. Kažkas įdomaus. Hello, good morning. Certificate to Hygiene, yes. borrow your passport? Sorry? Borrow your passport? Oh, I left my passport at scooter. Picture? Yes, I can find it. On the weights? Is it okay? Don't you know, pump it up, you got to pump it up.
Ačiū. Mano sertifikats. Have a good day. Viskas, sertifikats pasimts. Dabar reik varyt nusimt babkių, reik varyt papusryčiaut, reik varyt prisitukinti viešbutį, reik pasikraut dalykus, reik pamiegot biškį, reik išsiplaut dalykus, tada reik vėl varyt pavalgyt, tada gal nuvaryt iki Barberį, tada gal jau reiktų eit miegot, nes rytoj pirmą nakties keliuos, tai šiandien vėl gal bus toks blogiuk, sakau, sakau, ar čia yra kažkas su manim negerai, kažkaip tiesiog sunkiai atrodo man gaunas. Gal kai jau montuosiu, gal kai jau jūs galutinį produktą matysit, gal geriau gausi, gerai viskas bus, bet pačiam atrodo, kad kažkas negerai čia su to filmavimu man vyks. Keliaut smagu, nesklandumai, viskas gerai, priimu, all good, bet dėl filmavimo ir dėl galutinio produktą nesu tikras, ar čia bus įdomu žiūrėti, bet bandom, bet kur atveju. Let's go! Ai, dar norėjau pažiūrėti biškį tą sertifikatą, kas čia yra jums. Aha, svoris 7, ūgis nematavom, tą čia random iš vis širdies ritmą. Jo, viskas tobulai, 40 000. Kaip ein mažylis. Wow, mažylis kaip išprotėjęs skrenda. Kaip čia dabar reikia veikti šitą sankryžą, anak jalanan yang berada di sekitar Palu. Raudona. Uhu! Up to the ceiling, down to the floor. Can I go? I just wanted to go where I go to the seat, just to look. It's okay. Thank you, no problem. Nieks nekalba angliškai, va čia šitoj šaly sudėtinga. Žiūrėk. Upeliuks. Nekoks. Nekoks. Bet visai jaukiai iš tikrųjų, tas upeliuks vingiuoja čia. Oi, mano mylimiausias, agirdi, tiltuks. Maybe I can go. Kitty. Okay. Nieko. Aš čia nesuprantu, kas čia yra. Einam pažiūrėti, girdi. Laivukai kažkokie. Nu, mistika. Tokie, kaip jie vadinasi. Sakyčiau, komunistiniai tokie paminklai, brutalistiniai, tokie betoniniai plytelės,
Šiais laikais jau tokie labai nebemadingi, bet įdomu visada pamatyti. Šiaip random fact, Bulgarijoje šiaip žiauriai daug pristatyta tokių random kolonų, kam limp tokie dalykai, tai gera lokacija važiuoti, pasidairyti. Čia kažkas su laivai susiję, nes tipo va čia tokia laivuka viršus ale. Mistika, nu, ką galiu pasakyti. Ir kvapiuks toks grinai Azijos. Myžalą, maistą, prakaitą, negyvų gyvūnų. Toks va maždaug miksiuks, ne kažką. Čia jau pas vietinius, aš ant tiek giliai įlindęs. Hello, hello. Gal kur nors davažiuosi. Gal ir davažiuosi. Močiutės tiesiog yra šokė, ką aš išdarinėjau. O, čia keniukai, žiūrėkit, parvažiuoj. Ups. How much for a... Valima. Svarbiausia patuktukinti. Thank you very much. Thank you. Gerai, nei temą nusipirkau arbūzą, net neturiu su kuo jį valgyt, bet įsigalvojusi. Tame ir yra žavesys, nežinoti. Nu, čia yra ką veik dabar. Pravažiuot man įstrižai šitą gatvę. Net nežinau, ar įmanoma iš tikrųjų. Bet laukiam, biškį laukiam, varysim. Įdaus kavikės, pamačiau, va kavikė varom. Kol sulauksim čia. Thank you. This will be around. Can I have one? Thank you. Iš tikrųjų, tai privalgysim bulkų ir tada varysim pusryčiauti. Bet gerai, reikia pavalgyti, nes nevalgiau parą laiką. Ai, bet geriau Coca-Cola. Taip, kad nesiskaita visiškai. Bulkų privalgysiu ir žiūrėsim, kas bus. Biškį užkrimsiu, šiaip žiauriai alkanas esu, dabar galėčiau kelis patiekalus suvalgyti. Taip, kad mažiausia problema čia tos kelias bulkikės. Atsigeriu gerimuką, suvalgau bulkiuką ir varau pusryčiauti. Biškį nelogiškai skamba, bet žiauriai šalkės esu, taip, kad ignoruojam visus standartus ir darom taip, kaip gauna. Nu ką? Bulkių, ar gali? Maišiuką prireiks. Nesuprantu, kas šitoks yra. Oi, bet svarbiausia, kad šalta. Daugiau nieko svarbu. Bulkų žiauriai daug cukrus.
Pažiūrėkit, mane dar paguodos prizas laukia ir... Paguodos prizas. Vien cukrų, man girdit, gyvų dabar su... Gal aš jau išprotėjęs, iš tikrųjų. Šiaip nevalgo aš tokių šūdų. Dabar vien tokius gėrių, Coca-Cola, Sprite, what. Mano organizmas reikalauja jaučiu greitos energijos. Privalgiau, atsigėriau, nebevarysiu net pietaut, nes pusryčiau tiksliau, nes dabar privalgiau, tų bulkų nieko nebenoriu. Sugalvojau, ką sakau, tą barzdą noriu vis apsišmulinti, čia radau šalia, paguglinau, radau kažkokį barberiuką, varau greitai apsišmulinsiu ir galėsiu varyti iki viešbučio, manau, jau prisitukinti. Kaip noriu, žinok, žiauriai suvargęs esu, tai sakau, dar kartą jaučiu vėl kartojos, kad šis video vėlgi nebus kupins pozityvo, nebus kupins magijos, nebus kupins utusiusiusiu, bus daug verkšlenimo, bus daug raudonų akių, mėlynų ūsų. No problem. No woman no cry, Bob Marley. That's the song for the song. Okay, come on, Jim. On it, Jim. On. Okay, come on, Jim. Take care. Thank you. Vienas barberis nedirba. Šiandien sekmadienis. Šiandien sekmadienis. Oh my god, reikia kelti video. Eina sau. Tai čia jaučiu nieks nedirb sekmadienį. Nu, nepai žodžiu man čia šiandien apsikirp, nes nieks nedirb sekmadienį šiandien yra. Važiavau jau kokias 5 tas kirpiklikės barberius, tai žodžiu, atidėsim kitam kartui, gal kitur kažkur apsikirpsiu. O dabar bandom varyti tada tiesiai iki viešbučio. Tingiu čia befilmuoti jau tą važiavimą, tai davai, susimatysim viešbučius. Baseinuks, neaiškus. Bet vis tiek reiks iššokti, nes ką jau padarys. Bet dabar svarbiausia, reikia išsiplauti drabužius, maikę ir kojines, nes tai panelė. Nepabijokim to žodžio, tų rusizmų nepabijokim. Opa. Taip atrodo, kaip justelis atvaro į viešbučiuką ir okupuoja tvorą. Nice. Bananiukai, ją girdėt, nuoksta. Pasaka. Kaip gerai. Eina savo, kaip gera nusiprausti po vandeniu. What the hell? Kas bus, kai po dušų palysiu. Iš visą pasaką. Sakau, tokia ramesnė diena, reikia išsimieguoti, kažkaip reikia išsimieguoti. Tai susitvarkysiu, čia sutvarkys tą kambarį, krisiu į lovą, prie kompa biškį reikia pasidaryti dalykų, susistiguoti reikalus.
biškį padaryti researchą, reikia pasidomėti apie rytojaus kelionę ir stengtis ilsėtis. Biškį pagulinėsiu, pasnausiu po kaičiuko, gal pavyks ir po vakarieniaut nuvarysim ir anksti reikia mėgoti, nes rytoj pirmą nakties keliuos ir jo antrą jau turiu būti ant kalną, kažkur ten nuo ten pradėti žygiuoti. Taip kad noris tik mirkti vandenį. Neblogai prisimaudžiau. Galim biškį dabar pačėlint, pakimarint, reik lauk dar tą kol kambariuką. Sutvarkys ant tiek grybas. Gesas, aš laukiu, yra koks 10 kambarių, jis pradėjo nuo pirmą, tarkim, mano 7. Nėra žmonių iš vis, kur galėtų tiesiog mano pirmą išvalyti ir po to. Karočią, pohui. Kiekvienas dirba pagal savo strategiją. Mano mylimiausias maldikės Agirdi. Pasaka. Baukštelė ten tolumai. Kaip tik dariau kvėpavimą praktiką ir pabaigiau ir pradėjo maldžikės gruoti. Dar kartą esu dėkingas visiems dievuliukam už susikloščiusią tokią situaciją, kad esu čia ir dabar toks, koks esu. Eilinį kartą jaučiu, aš kiekvieną video jaučiu, tai kartuoju, bet jaučiu ačiū, gali sakyti, be skaičiaus, nėra skirtumų. Reikia darbais, žodžiu, įrodinėti, tai šiuo atveju reikia savo gerus darbus daryti. Būti pačiam savo geram. Jaudinanti akimirka vėl mane ir kažkoks jautrus palikęs esu žodžiu. Ką tik baigęs maldelės, dar kažkur tolumoje girdis, bet jau šio. Jemi, kasgi čia toks? Net per maldas girdžiu. Prisivalgiau žiauriai.
Dabar po kaičiuką tik tais beliks nusnausti, jeigu išeis, duok Dievą, kad tik išeitų. Čia normalu yra, jau manęs klaus žmonės, tu normalus esi, nu kur aš tau būsiu normalus. Opa, lavikė, kriuklikė, tualečiuks, dušiuks, viskas kvėpia. Vaizdelis, eik. Pasaka. Ar aišku, klasikinis. What the hell, palyginti iš po vakaro, pisties. Čia kvėp, jauku, pasaka. Dabar beliek tik ilsėtis, tvarkytis misijas ir mėgautis gyvenimu. 2 hours later. Oi. Biškį pasnaudžiau, apsirengiau. Reikia važiuoti iki parduotuvės, nusipirkti sneksų kokiu nors rytoj, nes labai anksti reiks keltis. Bet čia apie tai nėra net ką pasako. Čia jumti dar iš vis tuoli iki šitą epizodžiuką. Bet varom dar biškį pasivažinėti. Šiandien anksčiau epizodą baigiu, nes reikia eit miegot kokią po saulėlydžio, tarkim 6-7 valandą. Tai varom nusipirkti kokį nors cukriuką, šokoladuką, sausainiuką, čipsiuką. Ar vaisiuką, gal kokį, ką nors, žodžiu, biškį čia po vietą pasivažinėsim, iki parduotuvėkės, pizu ir namučių viskas, čia užteks jau čia. Žvėris. Okay. Saulėlė čia greičiausiai nebus, nes apsiniaukė. Šiukšlinėlis. Biškį apvažiuosim Svietą, gal kažkur užkrimst kažką tais, bet prieš miegą nenorim valgyt, gal geriau rytoj pusryčiausiu, grįžęs iš po to kalną, sneksų biškį pavalgysiu rytą, nes tada tikrai neužmigsiu, taip gali būt, kad neužmigsiu, čia didelis 9%. Jeigu taip matematiškai tiksliai kalbant, jau žinai, buhalteriškai. Tai tai nereiktų privalgyti prieš miegą, bet nusipirkti kažkokių čipsiukų, fujukų būtų nice. Taip, kad varom, pažiūrėsim, kažkokių parduotuvėkių čia mažai, o iš tų kukurūzų jų vietinių nenoriu, nes skanus man jie. Ir vietinis maistas iš tikrųjų čia palyginti su Tailandu, baigtų čia šlamštas. Ryžiai ir vištiena, ta tokia, aišku, kiaulienos jie nevalga, bet ir aš šiaip retai valgau ją, kad ir daržovės, kad ir kas šiaip nelabai skanus, tiesiog man tai nepatinka jau čia virtuvė kol kas. Einu ne į temą, įrausiu durieną. Durieniuko, indonezietišką nevalgiau reikia. Hello, can we have one? I don't know, you tell me which one. Small one, small. Doesn't matter. One, only one. Yeah. Full. Perfect. Good. Perfect. One. Maybe too big, no, maybe smaller one, maybe. Oh, This 20. Dura pedas. how much? What is this money? 20, okay.
Eh? Yes, please, thank you. Duduk. Oh, it's okay. Oh, yes, yes. I believe all good. Thank you very much. Yes. Apa, Pak? Orang arti yok ini. Sampai bah. Thank you very much. Yuk, thank you. Labiausiai smirdantis ir šlikščiausias ir tuo pačiu skaniausias vaisius pasaulyje. Kaip to iš vis dievuliuk sugalvoja. Visi ženklai yra duoti, kad manęs nevalgyk. Aš esu aštrus, aš esu smirdantis, aš esu toks kaip puviesis. Bet va, žmogus vis tiek reikia jam suvalgyti. Gerai, galim eit kažką atsigerti. Kažką atsigerti. O, žiūrėt, cukriuką. Girdit, aš ant cukriuką gyvus, bet dar tokių nesu matęs. Tokį rausimą girdim, ačiū, tada sunkiau užmėgt būtų. Šitos. Tokį neįdėmų. Tokį tada neįdėmų. Bet privalau paragauti vardan Bekerį. Vardan bratanų savo. Tokį neįdėmų. Girdi, va, kažkok mystery flavor. Ai, bet kokius dabar imu. Kaip čia veiksmas veda, gerbi. Nieka čia nėra palyginti, ar žinokit, kas čia iš tikrųjų vyks. Ramu, nes čia koks Indonezijoje eismas, tai šaligatviais esu važiavęs, manau pavyks užfiksuoti. Kai nuvarysiu į Balį, parodysiu, kaip iš tikrųjų yra važiuojama. Tailande galvojau, bizi yra tų vaikų žaidimų. Čia yra tiek viskas visai, bet kaip visur, wow. Bet kas belia kur važiuoja, iš vis taisyklių nėra, pirmenybė, pipsiukai, ką nori, tą darai. Tokia realybė, gerai, šiaip nėra ženklų, iš vis nieks nepergyven, nėra avarijų, nė vienos nemačiau. Na, jis reiškia sveik taisyklės, nėra taisyklių, tokia taisyklė. Pagal jausmą, kaip aš vadinu. Bet aš manau, kad jau pasiklydau. Jau kažkur nugribavęs esu. Wait. Kai ką mačiau. Barberį mačiau. Hello, my friend. Maybe you after how many minutes? 10, 20, 1 hour? Okay. Variau pas barberiuką, biškį apsišmulinsim ir varysim čilint toliau, valgyti durieną. Mano barberiukas tuoj baigė darbiuką. Čil, pujen. Nėra baisiai daug ką kirptis, bet biškį apšmulint plikė. Manau, kad visada gerai. Biškį barzda ir biškį galva. Ūsus. Ūsus. Da biškį gal kol mėlini, da gal paliekam. Apsišmulinsim biškį vėliau ūsiukus. Arba nusidažysiu grįžęs vėl. Bet da grįšiu negreitai. Nu, žodžiu, čia kažką šneku, bet pats nesuprantu, kas čia man iš burnos per žodžiai sklinda. Hello. Okay. Very fast. Yeah, we just shave. Only mustache, just no. Only, yes, all, and here, all. Just leave it.
Okay, thank you. It was at this moment that he knew he fucked up. O. Nu ką, naujasis justelis, netikėtai, girdit, prašiau, kad ūsus paliktų, bet kaip visą vieną tokį nurežimą ir baigęs mandrumai mano. Nu, dar šašas kažkoks, bliad. Ką padarysi, būsiu dabar toks jau. Dūmuose paskendi. Be ūsų dabar skrendu, nesveikai. Akis pilnas plaukų, maikė pilna plaukų. Higiena tai baigtų, maksimaliai su ranka, pys pavalą. Žiauriai patika. Bet dėl ūsų biški liūdna, dabar su tuo šašu. Hopas toks visiškai, bet nu ką padarysi, aišku, nieko nepadarysi. Bet vis tiek gaila, mėlynų ūsų dar, nu na, čia. Dabar reiks lauk mėnesį, kol užaugs. Neturiu aš tiek laiką. Štai bokštelė, viniuoja belė kaip. Važiuojam čia be galo, be kraštą, dievuliukam, šūkui. Kolonka belė kiek pristatyta. Irgi tuščia. Kasgi čia, ponas Durienas, nebelabai mato, bet va jis taip atrodo, sakau, spigliočiausias, smirdančiausias vaisius pasaulyje. Pasidalinsiu čia su vietiniais. Taip tik noriu iš karto pademonstruoti. Geziukai, tešliukai tokie. Oi, prikirtau, varom ilsėtis. Koks gerulė Durieniuks buvo. Einam praustis, nes esu žiauriai apsiplaukavęs. Ir realiai viskas, manau, kad šiandienai rimtai. Šiandienai epizodą užbaigim, aš čia taip dabavai, tuoj paskubėjau, norėjau prie Durieno užbaigti. Pavalgėm, skaniai pavalgėm, pavakarieniavom, pasivažinėjom, ko tik nepridarėm. Su dievuliuko maldelė norėjau atsisveikinti. Iki kitos savaitės, žiaurus turėtų būti nuotykiai, gausis kaip gausis. Myliu hebra, bučiuoju, viską spaudžiam, ką mokam. Viską, žodžiu, ir davai, palaikom ryšį, davai, pačiukai.